Aš norėčiau Luko Savicko paklausti. Gerbiamas Lukai, jūs prieš 7-8 metų dirbote Sauliaus Skvernelio patarėjų atsakingų už ekonomikos klausimus. Būtent tuo metu buvo parengta iš tikrųjų stiprus planas, kaip valstybinės įmonės, 19 jų, paversti akcinėmis bendrovėmis. Jūsų anos vyriausybės metu padaryti dideli darbai, buvusiosios vyriausybės dešiniųjų padaryti irgi darbai, bet prieš pusvalandį Remigijus Žemaitaitis pateikinėja atvertimą iš valstybinės įmonės, iš akcinės bendrovės Žemės ūkio duomenų centrą į valstybinę įmonę. Tai klausimas jums, ar jūs tęsite politiką, vyriausybės išvada yra užsakyta, tai ką jūs kažkada pradėjo, Žygimantas Vaičiūnas ar Visagino atominę elektrinę pavers iš VI į AB statusą, ar Povilas Poderskis urėdiją, tas, kurios dar likusios. Nes tai buvo jūsų pradėti darbai, kur atrodo dabar Remigijus Žemaitaitis juos gražina į neskaidresnę, labiau politizuotą, mokesčių nemokančias struktūras, tokių, kokių jūs norėjote, kad jos nebūtų. Ačiū labai. Ačiū labai, gerbiamas kolegų, už klausimą. Tai iš tikrųjų yra keli svarbus momentai. Tai ką jūs minėjote, to laikotarpio vyko stojimas į EBPO ir Lietuva iš tikrųjų parodė praktiškai precedento neturinti trumpą greitį, per kurį mes sugebėjome atlikti visus reikalavimus, įgyvendinti gautas rekomendacijas ir sėkmingai įstoti šią organizaciją. Neprivalomų rekomendacijų kontekste, neprivalomų gyveninti, bet rekomendacijų kontekste yra valdysenos klausimas susijusi su valstybės įmonės kaip juridinio asmens statuso. Jis yra toksai, kurį mes tuo momentu vertiname kaip galimybę toliau nuosekliai judėti link atsisakymo šio juridinio statuso. Kol kas šis sprendimas nėra priimtas, dėl to šio įstatymo pateikimas taip pat galėjo būti svarstomas, nes tokio sprendimo panaikinti šį juridinį statusą nėra priimta. Yra įvairių argumentų, kuriuos galima apsvarstyti. Pasirinkimas gauti vyriausybės išvadą, manau, yra puikia vieta, kada vyriausybė turės apsispręsti, kuria kryptim judame, ir atėję su išvada matysime aiškesnį kryptį.